Priminkit visiems, kelintų metų čia komanda yra? 96. Kelintą kartą dalyvauja turnyre? Antrą. Ir kaip patiko turnyras bendrai paėmus? Kaip Estija? Nelabai. Tik finalinė. Kokie mieste gyvenot? Rakvėje. Kaip pats miestas? Kaimas. Geras šiaip. Buvo tas vandens parkas, tai atsipalaidavom biškį. Prieš tai, prieš Estiją pasirašymo etapas pirmas buvo Daugose? Taip. Tai ten sunku. Fizinis labiau. Ant kojyčių padirbom. Dabar vienintelį laimėjo taurę, tai kaip galima sakyti, kad geriausiai pasiruošė turnyrą? Ar grupė lengvesnio polė? Ir taip, aišku, kad mes geriausi. Mes jau turėjom tai. Pas mus grupiai ten visi lyderiai buvo. Bet nepamaišė. Kas jūsų grupiai stipriausiai buvo, su kuo daugiausiai kovėte? Nežinau, estų čempionai. Visus galėjom. Sudaužėm. Ant 50. Bučinį tai laimėjom tik ant 40. Su biškiu. Jo. Kas aikštelėje labiausiai pasižymėjo, kas už aikštelės ribų pramogose? Aikštelėje ar pramogose? Visur. Pafilmuokit jį. O dar tinklelis spėjo. Gražuolį. Ateityje autografą imsi? Pasakykit, ką nors. Labai iškylas. Pareikia balsą visą. Čia, vidurio polėjas, kas čia, kraštas? Įsidėjęs. Antras Jasikevičius. Ateityje man tą Kalnietį pakeis gal. Gerai, gal kokią nors linksmą istoriją turit iš turnyro? Ai, mergas gaudėm. Arba kitaip sakant, jos mus gaudė. Ai, ten buvo tokia nesąmonė. Tai papasakokit plačiau. Ai, Lisų, Ronaldo. Jo, Ronaldo pas mus buvo viešbutė. Ronaldo tapo merga. Taip, smagu buvo. Kučikai. Matėt instrumentuką, ten Ronaldo, tokia dantis. Ronaldo. Staigiai papasakojo apie Kučiką. Ai, buvo spuogis. Daug buvo. Žinoma, kad estiškai kučikas mažas šunikas. Apie krepšinį dar ką nors papasakokit. Nu tai atėjom, taip metėm, sėdi. Ne, kaip prasidėjo turnyras? Ai, visi. Kaip startavot? Su kuo žaidėt? Ant 31. 31. Pirmas ant 21. Apšilimui taip. Per daug nesistengiam. Paskui 50. Kiek turnyrė sužaidėt varžybų? 6. Tai visas ir laimėjot, ne? Taip. Kaip sekėsi kolegom iš kitų komandų? Kad ten biškai. Be formos. Be formos. Jūs geriausiai pasiruošę, ne? Jo. Mes dabar tam vėžiuose tose, kurios reikia būti. Ankelė, vinkelė, vėžė. Mes kaip ant sparno. Dar nėra ką sakyti.